Modernus šokis suteikia daug laisvės, tiek judėjimo, tiek jausminė prasme. Modernų šokį įmanoma šokti tiek basomis kojomis, tiek be drabužių, o kartais net ir be muzikos. Išgyvenama plati emocijų paletė, suteikiama laisvė interpretacijai, žmogus lavinamas visapusiškai ir vidus, ir kūnas. Modernus šokis tai baleto šokio meno avangardas, amžina kažko naujo paieška. Šis stilius negali stovėti vietoje, jis keičiasi nuolat, daro rizikingus klasikinio šokio eksperimentus. Laužantis kūno judesiai, efektingi mėtymaisi ant grindų, neįtikėtinos akrobatinės formos ir net optiniai efektai – visa tai yra modernus šokis, kuris visiškai priklauso nuo šokio choreografo fantazijos. Nuo 20 amžiaus pradžios šokėjai pradeda eksperimentuoti su laisvesniais, labiau asmeniškais būdais judėti. Jie atmeta klasikinio baleto konservatyvumą. Modernaus šokio atstovai, nesvarbu kuriam srautui jie priklausė ir kurie periodus skelbė savo estetinės programas, siekia sukurti naują choreografiją, kuri jų nuomonė atitiktų dvasinius 20 amžiaus žmogaus poreikius. Šito ankstyvojo modernaus šokio pradininkai orientuojasi į kūrybinę saviraišką, o ne techninio virtuoziškumą. Šiuolaikinis šokis yra labiau atsipalaidavęs, laisvo stiliaus šokio choreografai naudoja emocijas ir nuotaikas, sukurti savo veiksmus, priešingai baleto žingsniai struktūrizuoti kodai. Pagrindiniais naujos choreografijos principais tapo kanono atsisakymas, naujų temų bei siužetų įgyvendinimas, naudojant originalias šokio plastinės priemones. Modernus šokis tapo tam tikra judesio filosofija, kuri yra pagrįsta žmogaus kūno studijavimu bei kūno ir proto sąveika. Improvizacija – vienas pagrindinių šio šokio privalumų. Judesio paieškos vykdomos ne tik grupėje, bet ir individualiai. Ieškoti savitumo padeda ir tai, kad modernus šokis gali būti atliekamas pagal bet kokią muziką, jam nėra sukurti rėmai. Šokant yra atrandama pusiausvara, kadangi išmokstama kontroliuoti raumenų susitraukimus ir atsipalaidavimus, pajuntama harmonija tarp stabilumo ir jo nebuvimo. Būtent tai padeda palikti judėjimo stereotipus, bent už šokio salės. Martha Graham buvo viena iš populiariausių šokėjų Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo šokis atrodė labai realistinis. Jos veido išraiška judėjo švelniai kartu su nepakartojamu šokiu. Iki šiol ši miniatiūrinė modernios išraiškos pradininkė vadinama didžiąja amžiaus menininkė, visiems laikams pakeitusi Amerikos atlikėjų judesius bei šokį. Šokėja ir choreografė Martha Graham buvo centrinė modernaus šokio judesių asmenybė. Daugiau nei 180 darbų, sukurtų per savo karjerą, kuri tęsėsi virš 50 metų, Graham išvystė originalią techniką, apimančią pagrindinę emocijų išraišką, per didelio intensyvumo stilizuotus kūno judesius. Interpretuojamo šokio, lanksti pėda ir pulsuojantis dubuo gimė iš Graham jausmų žmogaus figūrai. Prieš Graham šokėjai dėmesį skirdavo tik studijuotų klasikinio baleto judesių emociniam ir psichologiniam dailinimui. Dabar jie stato ištisus šokio blokus. Kiekvienas šokis yra tarsi karščio matuoklis, širdies diagrama. Instrumentas, kurio dėka šokis yra taip pat instrumentas, kurio dėka gyvename gyvenimą, žmogaus kūnas, kartą pasakė Graham, aiškindama savo laisvumą neoklasikinėme balete.